kaip gyvūnas gali pas mus patekti. Tarkim, gali patekti iš gatvės, kuomet vyrai gaudo, arba kitas atvejis, kai atveža patys žmonės. Tai tarkim, atveža žmogus gyvūną, aišku, visada klausiam priežastį. Tuo atveju visokių būna. Išvažiuoja į užsienį, tarkim, sako, rytoj išvažiuoja, nu jau nėra ką daryti, aišku, paim. Toliau patekęs gyvūnas yra užregistruojamas, tikrina veterinarijos gydytojai ir yra talpinamas į boksą ir karantinuojamas. Jeigu gyvūnas pristatomas su skiepu, tuomet, aišku, nereikia karantino, mes tiesiog galim, kad ir kitą dieną dovanoti. Mes turim priimti. Ta prasme pasako, jeigu neprimsit, nueisiu prie žyšių prie tvoros ir bus jūsų. Per mėnesį daugmaž patenka, šunų daugmaž apie 30-40, taip aišku, o katinų, šiai dienai gal, per mėnesį gal 20 kokių, va taip va. Aišku, čia įeina tuos, kurios randa gatvėje, tarkim, žmogus pats atneša. Pamigdom, kai yra pakankamai rimta liga, tarkim, augliai, paralyžius, tai va tokiais atvejais irgi, bet tiesiog yra 3 gydytojai, kurie sprendžia. Nėra taip, kad vienas nusprendė, užsimanė, užmigdė. Tai yra stebima, galvojama, sprendžiama ir tuomet tik migdoma. Turime 3 licencijuotus veterinarijos gydytojus, visi 3 yra baigę Lietuvos veterinarijos akademiją, visi turi veterinarinės praktikos licencijas galiojančias ir be 3 veterinarijos gydytojų turim 2 veterinarijos felčerius. Tai esant būtinybėje, jie visada gali operacijom asistuoti. Ir žinoma, savaitgalį, tarkim, gali suleisti vaistus. Nelieka bet kuriuo atveju gyvūnas nei vieną dieną nelieka be veterinarijos gydytojo ar felčerio.